Pavasaris, saulytė šviečia, tačiau dar taip nešildo. Vis tiek džiugu, džiaugiasi širdis. O kaip sakoma, ten kur laukas, laukuva. Iš tiesų esu laukuvoje ir čia susitiksiu su labai gudrė 11-toke Aiste. Ir kas čia darosi? Neįtikėtina. O čia, man atrodo, geras ir su palaikymo komanda. Čia tai Audi, o čia tai palaikymo komanda. Gerai, Žygi, einam pakalbėti. Sveiki, esu Aistė, mokausi Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijoje, 3 B klasėje. Priklausau mokinių tarybai, lankau dailės mokyklą, o šiaip nepasakyčiau, kad mano laisvalaikis labai kuo ir nuo kitų išsiskiria. Piešiu, šiek tiek fotografuoju, skaitau, kaip ir dauguma bendramžių turbūt. Kada pradėjai piešti, ką pieši, kodėl pieši? Piešiau visą laiką, kiek save atsimenu, o 6 klasėje pradėjau lankyti dailės mokyklą ir šiemet jau baigsiu. Planuoji sieti ateitį su piešimu? Neplanuoju. Su kuo planuoji sieti? Norėčiau studijuoti tokį dalyką, kuris būtų mielas širdžiai. Kas tai galėtų būti? Galbūt medicina, galbūt odontologija, galbūt veterinarija. Šiaip dar nesu tiksliai apsisprendus, ką norėčiau studijuoti. Taigi kalbinam drąsiuosius ir šauniuosius Aistės klasiokus. Jinai yra labai draugiška, miela, komunikabili, stropi, aišku, moksluose labai. Visada galima ją kreiptis, bet kokiu klausimu. Aistė yra lyg čia kas norisas, tik moteriškoji versija. Daug viską žino, apsiskaičiusi, pasiruošusi laimėti. Juhu! Su jie galima apie viską pasikalbėti. Apie bernus. Ir apie juos. Minėjai mokyklos tarybą. Tai kokias ten pareigas užimi? Tarybos pirmininkė esu. Tai ką veikiate tarybos metu? Organizuojame įvairius renginius, akcijas. Paskutinis organizuotas renginys buvo stalo teniso varžybos. Dabar planuojam filmų vakarą vėl daryti. Nagi, mokytoja, sakykite, kokia yra Aistė? Iš tikrųjų, Aistė tai yra labai puikiai mergina. Jos visur yra pilna. Tai jinai sprendžia tarybos reikalus. Tai aš ją matau užgavėnių persirengėlių kompanijoje. Tai jinai iš tikrųjų jaudinasi dėl kokio nors renginio. Ji pilna veiklos ir tikrai labai šauni mergina. Galvojat, kaip seksis pas mus, ko palinkėsite jai? Manau, kad seksis gerai. O palinkėčiau jai nesijaudinti, nes mes visi čia už ją jau ir taip jaudinamės. O jai nesijaudinti, nusiraminti ir bet kokiu atveju ji jau yra nugalėti. Šaunu. Senas Lietuvos tūkstantmečio vaikų vilkas. Šarūnas Laurinavičius. Pasižiūrėkime į jo istoriją mūsų laidoje. Pirmasis sezonas. Pum! Antrasis sezonas. Trečiasis sezonas. Pum! Ir šie metai 4. sezonas. Koks jisai? Kas pasikeitė jo gyvenime? Eikime ir užeikime. Šarūnai, prisistatyk dar tiems, kas tavęs nežino. Esu Šarūnas Laurinavičius, mokausi Kražių gimnazijai. Esu čia naujokas, mokausi tik pusę metų, bet čia jaučiuos panašiai kaip ir Kraklėnuose. Ką veikiai laisvalaikiu? Daugiausiai tai sportuoju. Prisitraukimai, atsispaudimai lygiagretėse ir krepšinis bei futbolas. Ką laisvalaikiu? Be sporto? Tai kaip ir kiekvienas mano metų, tai turbūt sėdi prie kompiuterio kažkiek, tai ir aš tą mėgstu padaryti. Ką ten veiki? Bendrauju su draugais, žaidžiu sportinius žaidimus. Sportas. Ir mokslas dar. Ir mokslas. O štai dabar pakalbinkime Šarūno mokytoją, auklėtoją. Koks yra Šarūnas? Labai džiaugiuosi, kad turiu tokį auklėtinį kaip Šarūnas. Šarūnas yra intelektualus, šaunus vaikinas, klasės pirmūnas, mokinys, kurio vardas yra rašytas į geriausiai besimokančių mokinių 10-tuką. Ir jisai gal netgi turi Kražiuose savo žvaigždę plytelę. Deja dar neturi, nes mokyklos diena įvyks tik tais gegužės mėnesį ir tikiuosi tada jis žvaigždė ir gaus. Ateitis jau planuoja ją? Manau, ką nors iš socialinių mokslų, bet dar turiu laiko, tai dar neapsisprendžiau.
tarkim, teisėjų būti ar advokatų. Girdėjau, esi aktyvus olimpiadų dalyvis. Dalyvavau daugelį olimpiadų jau iki šiol. Manau, ir toliau dar dalyvausiu. Kaip sekasi? Kur dalyvauju, tai daug kur prizinės vietos esu laimėjęs. Na, koks yra Šarūnas? Šarūnas yra labai linksmas, taip pat užsispyręs. Su juo galima pasikalbėti visomis temomis. Galties išvies paskaitis iš gerosios pusės moksliukas. Gerai, kaip galvojat, kaip jiems seksis mūsų žaidime ir ko jam palinkėsi? Sėkmės didelios, nepasiduok, kovok ir laimėk. Ką čia linkėsi, jis tiek laimės. Mes to tikim. Taip, jis tikrai laimės. Šarūna, tu tikrai laimėsi, tu tai gali. Va, čia visi užtikrinti tavo pergalę. Pažiūrėsim, kaip bus iš tikrųjų. Išjunk.